Nu va, sveiki visi, kurie įsijungėte, po ilgo laiko padarysiu dar vieną vaizdo įrašą. Savo miestelį aš pabandžiau, reikia kokiam nors didesniam. Tai pagalvojau arba Kaunas, arba Alytus, nes atstumas labai panašus. Tai nusprendžiau važiuoti į mažesnį miestą šį kartą pabandyti. Tai yra Alytus. Į Kauną dar prisibijau kažkodėl, nežinau kodėl, nors Kaune lankausi, bet Valtau dėja dar kažkaip nepasiryžtu. Tai važiuoju į Alytų išbandysiu. Pirmoji diena, pirmas vakaras, dabar yra 7:30. Nu tai Alytui būsiu kokią 8. Ir žiūrėsim, kaip man seksis. Ir dar pranešiu, čia vienas sakė, gal tau moka Boltas, ar čia reklama, ar Boltų užsakyta, dėja, bet taip nėra. O galėtų būti, į mėnesį tam tikrą sumą atsiųstų. Galėčiau ir daryti tuos vaizdo įrašus ant Bolto. Bet žinot, norėk, čia daug kas taip darytų, bet dėja taip nėra. Tai va, galiu parodyti, užsipyliau pilną baką, važiuojant 90, nes čia daugiau neleidžiama. Klausau Nataliją, čia telefonas va padėtas. Toks mano mini setupas, mini kompiuteriukai visi. Šiaip gražiai atrodo mašinėlė, tikrai faina. Nėra pigi, bet faina. Važiuot faina, tik gaila minusas, kad nenusipirkau automato. Tai tikiuosi ateityje pakeisti į automatą. Aišku, nežinau kada tai bus, galbūt niekada ir nebus, bet jau tokių metų, 18 metų automobilis norėtųsi, kad būtų automatas. Ir ypač jeigu tu boltauji didesniuose miestuose. Dar mažesniuose tai dar, bet didesniuose tai kažkaip fainiau. Tai va, gerai, važiuoju. Yra komentuojančių, kad vergovė ir visa kita. Taip, tiek, kiek aš dirbu savo miestelį, tai kai kada išeina net 2 eurai į valandą viską atskaičius, tai čia yra juokinga, bet žmonės, kad pragyventų, dirba tokį darbą ir tu nieko negali pakeisti. Yra tokių žmonėm, kurie yra sudėtingiau, o pas mus dėja, bet su darbais yra sudėtinga ir kitos situacijos. Tiesiog nelieka tik dirbti už tuos 2 eurus per valandą. Tai tokia situacija. Nu nieko, paeksperimentuosiu, pažiūrėsiu ir jeigu žiūrote, būtinai paspauskite patinka mygtuką, paprenumeruokite, jeigu bent jau kažkiek įdomu ar aktualu. Gal ateityje nežiūrėsite, bet bent jau man padėsite. Kažko wow pas mane kaip vis laiką nėra, bet gal kam nors bus įdomu. Tai pažiūrėsiu, kaip bus. Ir visą ataskaitą aš jau šiandien tarp kitko ir pranešiu. Dėl to ir žiūrote, kaip tam Alytui sekasi boltaut. Dabar atsisėdęs, jungęs programėlę, kažkoks įsėdimo kodas yra. Tai nežinau kas, bet išmetė, kai tik įjungiau šičia pačią programėlę, tai bus matyti, kažkoks atsisėdęs klientas turės įsėdimo kodą parašyti. Neįsivaizduoju, ar pasakyti, ar dar ką ir aš turėsiu įrašyti. Neįsivaizduoju, tai kas čia per daiktas, bet jeigu išmes, tai bus proga pirmą kartą išbandyti. Naujovės ir Bolte yra daug naujovių palyginus. Ir dar viena naujovė, kad reikia nufotkinti, kur tu esi, arba nebūtina, bet jeigu, kad paprasčiau rasti. Tai paskutiniu metu labai jau daug visokių naujovių atsiranda, kas yra iš dalies gerai. Nu va, tas nejaukus pirmas momentas ir brūkštelnam. Ir ką? Laukiam užsakymų. Tikėkimės, greitai ateis vienas koks kitas. O čia yra ir zonos kažkokios, nežinojau. Pas mus tokių dalykų nėra. Čia jaučiu, kur daug užsakymų yra ir iš kur paimt. Bus matyti, bus įdomu, kaip čia viskas. Stovi prie Lidlo ir čia yra. Vienas liko, čia irgi buvo. Tų visų atvažiavau ir viskas pranyko, būtent į tą vidurį. Tai va toks va gyvenimas, ką čia rodo, nesuprasiu užimtumą, ar čia, kad daug norinčių, šito dalyko nesuprantu, bet visumoj
jau virš 10 minučių gerų 15, nėra užsakymų, jau po 8:10. Tai tas Alytus čia, gal reikia į Kauną Vilnių varyt? Nu, bus matyt, pabandysim. Pirma čia. Nuvežiau vieną žmogų, pasikalbėjom. Pasirodo, dirbęs Kaune, daug istorijų papasakojęs. Alytui yra kas dirba, tai sakė, yra net nuomoja Priusus už 100, ne Priusus, kažkokia kita gal mašina, už 140 eurų savaitėj. Tai čia tiek eina uždirb, kad yra kas nuomotų mašiną. Tai, gal, nežinau, neįsivaizduoju. Tai va vieną nuvežiau, pasikalbėjau, papasakojau apie Kauno istorijas, jam yra ir sodinės aplėšę Kaune, tai va toks va pagazina, tai gal vis dėlto Kauno nebandyt, ar dar kažką, bet, kaip sakoma, ateity bus viskas matyt. Tai va buvo smagu, pirmą klientą apturėjau, kuris dirbo kažkada Bolte, pasišnekėjau. Tai va, iš karto gavau antrą užsakymą nuvežęs, tai ir važiuoju 5 minutės iki jo, tai važiuoju, žiūrėsim kaip čia bus. Nežinau, ilgą laiką dabar be užsakymų pastovėjau ir taip pamislinau. Nes visumoj aš gaunu savo mieste už 2 kartus mažesnį atstumą tą patį, ką aš čia nuvežu. Tai už tam tikrą didesnį sumą, o tokiu metu ir pas mus užsakymų yra. Nežinau, nebent surinkus tam tikrą laiko kiekį, padarus kažką, tai galima kažką galvot. Gal tada ir į Kauną tada, jeigu va tai va žiūrint, kad visai taip skurdžiai nebūt. Tiesiog iš idėjos. Nors ir dabar iš idėjos į Alytų išvažiavau, sakau, reikia pabandyti. Tai čia nėra čia kažko tokio įspūdingo, kaip galvoju Alytui. Uždirbau 33 eurus ir 58 centus. Įdomu per kiek laiko, per 2 valandas 25 minutės. Tai palyginus tikrai nėra blogai pagal mano miestą, nes čia Alytui ėjo ištisai užsakymai. Išnaudojau kuro šiek tiek, bet dar man reikėjo atvažiuoti iki Alytaus. Jeigu va tai va dirbant ir gyvenant Alytui, dirbant 10 valandų, ir jeigu va tai va tikrai ištisai eina užsakymai, palyginus ištisai, tikrai daug, tai eina užsidirbti, aš manau. Ir aišku, tas žmogelis įstriks man į atmintį, dujų prisipurškės. Žiūrėsim, kas bus mano miestelį. Grįšiu ir ką šiandien uždirbsiu pilnai. Daug nesitikiu, daug uždirb, bet padirbsiu iki kokios 1 valandos ir tiek. Va, grįžau į savo miestelį, jau čia ilgiau, jau beveik 1 valanda. Tik 50 eurų uždirbau. Tai diena tragiška, galėjau pasilikti Alytui, važinėti ir dar kartą daug kartų važinėti. Ir būčiau daugiau užsidirbęs negu šį čia grįžęs. Ten 3 kartus atstumai didesni, kad uždirbti tą patį kaip pas mus. Bet apsimoka, nes tenai ištisai užsakymus gauni, o čia va dabar va stoviu, o galvojau bus užsakymų ir grįžau, bet iš dalies ir pavargau nuo to, kur tam į akis pripurškė antras klientas, tai iškart kai davė per smegenis, tai sakiau reikia grįžti. Tai va, tokie rezultatai, liūdni iš tikrųjų, nieko gero, žiūrėsiu kaip bus. Šiandien jau ką bežiūrėsiu, jau šiandien varau namo. Tai ačiū, kas buvote, ačiū, kad žiūrėjote. Ir ką, iki sekančio karto, jeigu kam įdomu aktualu, pasiekite, nėra labai baisiai įdomus vaizdo įrašai, bet šis bei tas yra.